Sveiki, su jumis sveikinasi verslo kalvis Mindaugas. Šiandien pakalbėsime apie smart kavines, restoranus ir jų ateitį. Šiais laikais kiekvienas restoranas arba kavinė turi eiti į skaitmenizaciją. Tai reiškia, kad pirma, turi turėti įvairiausius smart podus, smart gruzdintuvės, smart kavos aparatus, kad kuo labiau sutaupytumėt jūs savo laiką. Tai ateityje naudokite tos smart daiktus ir jūsų restoranai, kavinės dirbs greičiau ir efektyviau. Smart daiktai yra labai efektyvūs vien dėl to, kad jūs taupote savo laiką, reikia mažiau darbuotojų, juos lengva valdyti iš programėlių, iš telefonų, iš tabletų ir kitų renginių. Tad aš rekomenduoju jūsų verslui įdiegti išmanius įrenginius, kurie sutaupytų jūsų verslą, laiką ir pinigus. Ateityje kiekvienas restoranas ir verslas naudos smart daiktus. Aš jums kaip verslo kalvis rekomenduoju jau dabar įsigyti tam tikrus daiktus, kad jūs gamintumėt savo maisto ruošimą daug greičiau ir paprasčiau. Tikriausiai esate pastebėję, kad yra tokia smart menu. Smart menu yra Amerikoje ir kitose ES šalyse. Tai reiškia, kad smart menu yra toksai, kad jūs ateinate, jau nebėra papiriniai tie padėklai, tie smart meniu yra panašus į tai, kad yra tabletai ant kiekvieno staliuko ir meniu įsirenkamas yra ir tu tiesiog pasispaudi norimus produktus ir restorano barmeniai nukeliauja tas užsakymas ir tiek. Smart meniu sparčiai populiarėja. Iš tikrųjų, smart meniu yra labai geras ir efektyvus dalykas, to, kad reikia mažiau barmenų padavėjų, veikia sistema greičiau, efektyviau. Ir aš tiesiog siūlau pabandyti savo restorane išmanyti smart meniu. Tai sutaupysite laiko, kaštų, pinigų ta prasme, ir viskas vyks daug greičiau ir efektyviau. Žmonės bus patenkinti, greičiau sakys maistą, jums nereikės prie kiekvieno staliuko prieiti, nes viskas vyks automatiniu būdu ir žmonės tiesiog užsisakinės per smart tabletą ir bus ir jums patogu, ir jūsų klientui patogu. Prie kiekvieno restorano staliuko turėtų būti ir išmanus atsiskaitimas. Tai reiškia, kad klientas galėtų tiesiog su Google Pay arba Apple Pay nuskanuoti tam tikrą kodą ir jisai galėtų atsiskaityti už savo pirkinių krepšelį restorane. Tai reiškia, efektyvumas padidėtų, nes klientas galėtų išeiti tada, kada jis nori, o ne tada, kada prieis padavėją ir išrašys jam sąskaitą. Tai viskas daug paprasčiau, daug efektyviau, daug geriau ir daug greičiau. Tada rekomenduoju jums įdiegti tokį mokėjimą iš savo kavinės ir restoranus. Jeigu jau einate į skaitmeninį verslą su savo restoranu arba kavinė, aš jums siūlyčiau pirmiausia viską optimizuoti su savo esamą svetainę. Tai reiškia, įsidiegti tam tikrus įskiepius, pluginus, visus kitus įrankius, kad jūsų asmeninė svetainė būtų kuo lengviau prieinama, kad būtų galima pateikti kuo lengviau visus užsakymus. Kuo lengviau bus pateikti užsakymus, tuo daugiau turėsite klientų. Kuo daugiau turėsite klientų, tuo daugiau bus jūsų apyvarta pakelta į aukštesnį lygį. Tai reiškia, daugiau surinksite pinigų. Viskas yra labai paprasta. Jeigu einate skaitmenizacijoms, reikia asmeninės svetainės, reikia asmeninio Facebooko, ten reikia talpinti reguliariai tam tikrus straipsnius, viską reguliariai daryti, rašyti ir jūsų verslas tiesiog po truputį bus išaugintas į aukštesnį lygį ir netgi į jūsų mažą miestelį arba didelį miestą atvyks iš kitų miestų arba miestelių, užsisakys jūsų paslaugą arba nusipirks jūsų produktą ir paslaugą. Tai ačiū uždėmesį. Aš kaip verslo kalvis jums siūlau savo paslaugas, sukurti interneto svetainę, optimizuoti Facebooko svetainę, leisti Facebook'e reklamas, daryti aprašymus, pildyti savo visus aprašymus, iškelti pozicijose Google'e ir daryti visai kitus marketinginius veiksmus. Jeigu norite savo verslą pakelti aukštesnį lygį. Mano paslaugos yra labai paprastos ir pigios. Aš už administravimą imu 200 €. Tai reiškia, susimokate už tai, kad aš administruočiau svetainę už 200 €, o papildomai susimokate už reklamą tiek, kiek jūs norite susimokėti. Tai va. Labai mielai kviečiu jumis sekti mano kanalą, subscribinti, spausti share mygtuką, dalintis mano įrašais ir lauksiu jūsų užsakymų, kreipkitės į mane žemiau nurodytais kontaktais ir laukiu jūsų užsakymų jau dabar.